Sveiki visi! Sveiki! Jau pasirodė pirmasis sniegas. Mūsų miestas puošiasi šventėms ir mūsų mokykla greitai pasipuoš. Technologijų mokytojai skelbia konkursą Kalėdų viešnia. Ar galite papasakoti apie Kalėdų viešnią? Taip, šiemet Kalėdų viešnios tema yra Angelų takais. Mes mūsų gimnazijoje pasirinko potėmę Lai pildosi svajonės, puošime pagrindinį įėjimą, mokyklos holą ir pirmo aukšto langus. Ir tematika bus, aišku, angelai pagrindė. Ačiū labai. Ačiū. Prašau. Vyko patriotinės dainos konkursas. Jame dalyvavo 6A, 7C, 9C ir 10B. Klasių mokiniai ir jų muzikos mokytojas Liudmila Sokonickaja ir Svetlana Gorovaja. Mokiniai gavo padėkas. Tolerancijos simbolis žibintas. Todėl tolerancijos dienos proga pradinės klasės gamino žibintus. Jau greitai sužinosime, kokios klasės žibintai buvo išrinkti geriausius ir gavo diplomus. Šį šeštadienį Kaune buvo įžiebta Kalėdų eglutė. Gimnazijos žinių komanda nuvyko į senamiestį pamatyti mūsų eglutę. Tenka pripažinti, nelengva šį miestą palikti. Man patiko vaikštinėti jo gatvę, tyrinėti tuos nuostabius pastatus ir dar nuostabesnius žmones. Kiekvienais metais lapkričio pabaigoje Rotušės aikštėje įžiebiama kalėdinė eglutė. Šiuo metu eglutės tema Angelo palytėta. Anot eglutės kūrėjos menininkės Jolantos Mitienės plika akimi angelo pamatyti nepavyks. Bet visos dekoracijos kurs jausmą, jog per Kauną tikrai praskrido angelas ir paliko savo pėdsaką. Eglutė išties nuostabi, visiems rekomenduojame ateiti ir patiems ją pasigrožėti. Mes atsisveikiname ir perduodam žodį filialui. Sveiki, su jumis yra Dileta ir Gabrielė. Baigėsi projektas Rūkymui ne. Mokiniai išklausę paskaitą apie rūkymo žalą, kūrė plakatus ir lėktuvėlius. Paklausykime, ką sako vaikai apie rūkymą. Ar jūs rūkote? Ne. Ne, nerūkau. Ne. O sakykit, kaip jūs manot, kodėl vaikai rūko? Nežinau, nes jam patinka. Dėl to nes jie nustojo domėtis gyvenimu. Nervus nerimas. O ką reikėtų daryti, kad vaikai nerūkytų? Pavyzdžiui, atiminėti cigaretės, elektroninės. Pasakykime visi kartu, rūkymui ne. Literatūrinė popietė skirta Šekspyro kūrybai. Нет повести прекраснее на свете, Чем повести Ромеро и Джульетте. Клянусь, мой друг, сияющий луной, посеребривший кончики деревьев. Не клянись луной в месяц разгоняющийся. Это путь к измене. Так чем ж мне клясться? Не клянись ничем. Или клянись собой, как высшим благом, которого достаточно для клятвы. Šiandien tiek su jumis buvo Gabrielė ir Dileta. Ate.